ir žiemą jų netgi padaugėja. Čia yra plėšrioji medšarkė, jinai yra stambesnė, jo žiemoja Lietuvoje ir atskrenda dar iš šiaurės dar daugiau pas mumis jų pražiemoti. Tai žiemą jas netgi dažniau matom negu vasarą. Tai va, bet vis dar retas paukštis, kaip perdis paukštis yra pakankamai retas. Tai va toksai va paukštelis, pažiūrėkite. Va, yra pilkas, ne? Ir su tokiu kaip Zoro raiščio, ne? Bet snapukas nieko gero nežada, ne? Tai reiškia, kad yra plėšrūnas. Tai šis paukštelis, nedidelis, jisai minta kitais paukščiais, driežais ir pelėmis ir vabalais. Tai ypatingas mėgsta pasidaryti sandėlius krūmuose va tokiuose. Jeigu yra dar koksai su spygliais krūmas, tai ant jos maigsto savo grobį. Tai pelės, paukščius, driežus ir panašiai, tai galim kartais kaip kalėdinę eglutę tokią rasti, pilną prismaigstį. Tai lotyniškas pavadinimas, ne? Tai exhubitor, daug ką pasako, ne? Tai exhubitorius. Va, bėga į kitą pusę. Ar yra juodakaktė ar kokia? Taip, bet ne, per yra juodakaktė. Bet tai ir retai turbūt ir užklysta. Tai kiek? 14 kartų šalyje. Tai tada buvo prie Klaipėdos šitą labai sužuo, aš vėl nemanau. Tai ką čia stebim? Plėšrąją. O kuo skiriasi paprastoji? Taip, ruda. Ruda ypatingai nugara, nes iš priekio dažnai sumaišo jas. Taip, o delė raibu priekio. Va, žiūrėkit, dabar jungsiu.